Važiuoju šiuo, sveiki visi, iš tiesų važiuoju šiuo labai stipriai apsnigtu keliu ir gimė tokia labai įdomi įžvalga. Įsivaizduokit, kad tai yra jūsų gyvenimo kelias, vat jūs. Ir šiandieną jūs esate kažkokioje gyvenimo situacijoje, kur kaip priekį atvažiuoja automobilis, pas jūs į gyvenimą ateina žmonės, ateina situacijos, kur jūs tiesiog turit priiminėti kažkokius sprendimus ir tai nėra galbūt palankios jums situacijos, gal tai yra sudėtingos jums situacijos, kaip ir man dabar važiavimas šiuo keliu yra pakankamai sudėtinga situacija. Ir aš važiuoju ir taip apmąstymuose, o kaipgi tai su žmonių gyvenimais susieta, ar aš galiu, koksgi apmąstymas, ar aš galiu valdyti šiuo metu šitą pūgą? Ne. Ar aš galiu šiuo metu važiuoti kitų kelių? Kaip ir taip, bet Lietuvoje dabar visi keliai tokie, kiti prie Kauno iš vis apledėję ir pakankamai sudėtingi. Kelią kaip ir galiu pasirinkti, ar ne? Bet nei pūgos, nei oro sąlygų, nei automobilio pajėgumo aš nevaldau. Aš tik vienintelis, ką šiandieną šitam nuostabiam kely galiu pakeisti, šitam apsnigtam, pakankamai sudėtingam kelyje, tai yra gyvenime yra kažkas labai sudėtinga, o mes tuo metu labai norime kontroliuoti, mes norime viską kontroliuoti, laimę kontroliuoti, kaip mes ją pasieksime, finansus kontroliuoti, būtent kaip mes gausime tam tikrą pinigų sumą, kontroliuoti kitus žmonės, kaip jie turi elgtis, kontroliuoti situacijas. Mes labiausiai gyvenime bijome paleisti kontrolę. Aš šitam kely šiandieną negaliu nieko kontroliuoti, išskyrus savo vidinę nuostatą, pasirenkant greitį, pasirenkant kelią. Aš galiu, aišku, važiuoti šitu keliu arba dar kitu keliu, pasirenkant kelią, pasirenkant greitį ir kad tai būtų man. Matot, kokia tiesa, kaip sujudėjo viskas. Kad tai būtų man saugu, kad tas kelias vietomis tiesiog jo atrodo net nelieka, palieki visas užpustytas pusnyje, bet greitį važiuoti juo aš galiu pasirinkti. Ir tai yra iš vidaus, vidinė nuostata. Ir ką tai reiškia? Aš galiu pasirinkti, aplenkti tą automobilį ar ne. Ir jei eitumėm į mūsų gyvenimo situacijas, kai mūsų gyvenime yra kažkas ne taip su sveikata, su finansais, su santykiais, kažkas ne taip, mes visada galime pasirinkti ne kontrolę, nes tu sukontroliavęs, tu bandydamas sukontroliuoti, tu tik tai save apsunkini. Tau tiesiog visada viskas atrodo blogai, nes yra ne taip, kaip tu norėtum, kad būtų. Tiesiog yra ne taip, kaip tu norėtum. Ir šitoj vietoj tu gali pasirinkti tik vidinės. Reiškia, einu į save, vidinės vertybės, kuriomis remiantis tu gyveni ir renkiesi savo gyvenimo greitį. Tu renkiesi, bet tik ne išorę, kaip šią pūgą. Tu viską priimi. Tu turi, kai žmonės sako, kaip įmanoma viską priimti. Taip ir yra, tu turi priimti, nes tu sukontroliuoti tos pūgos negali. Taip ir gyvenime, jeigu įvyko kažkokie tau nepalankus, nepatinkantis įvykiai, tu jų sukontroliuoti negali. Bet požiūrį, vidinį požiūrį, pagal savo vidinės vertybės, tu visada gali pakeisti. Tai nekontroliuokim, nes kuo daugiau
daugiau skurdo energijos. Ir tada skurdo energija būtent paleidžia tai, ko mes labiausiai nenorim